Labą dieną, bičiuliai. Sveiki. Šios dienos situacija tokia, kad žodžiu nulėkiau į Nemuną su plūdukė pabandyti per aukštas vanduo, pagaudžiau biškį vieną šapalą, įdūriau ir viskas. Andrius padirbo irgi taip kažkaip neramiai. Paskambina, sako, lekiam vėžiaut. Lekiam, pasikrovę, bet yra ir meškerės, žiūrėkit, kaip atrodo statybininkų ir žvejų mašinos. Čia ne mano maškė, Andriaus. Tai lekiam vėžio pažiūrėt į... Kur mes, Andriau, lėksim? Į mažą upelį. Bet ir jų yra upeliuose mažos. Jų, manau, kad bus. Bandysim paieškoti. Aš kažkaip netikiu, ką ten jam daryta mažam upelį. Bet tai, žodžiu, pažiūrėsim, masalo, sakė, kažkokio tai turi. Bučiukų turi, po to dar kitas bičiulis gal dasijungs, Armanis, ne? Jo, kai baigs darbus irgi. Baigs darbus, atlieks, mes gaudysim su bučiukais, o Arminas gaudys su samteliais. Pažiūrėsim, kas geriau. O tai tie samteliai, kaip žiemą ledą įsemė, ar ne? Ne. Atvirai pasakysiu, vėžiaut buvęs kažkada prieš labai daug metų, kai buvau mažas visai, tai dar mama vėžiavo, tėtė vėžiavo. Kažkur lėkėm ten, jie į tokius urvus kišo rankas, gaudė tokiais būdais. Mes nekišim gal. Jo. Bet čia labai daug metų atgal, turbūt man buvo kokie 5 metai, o dabar jau netoli 40, tai įsivaizduokit. Bet dar prisimenu, kažkaip įstrigo labai stipriai į atmintį tas dalykas ir kažkaip visada šitą reikalą žiūrėdavau taip, man kažkaip labai gaila tų vėžių iš tikrųjų, ten ant meškerės, kada kartais pagauni, bet, o galėsim, Andriau, mes juos paleisti, jei pagausim? Tikriausiai, kad ne, nes jie invaziniai. Invazinių vėžių negalima paleisti, ne? Ne. Supratau, tai viskas, hebrytė, juda mažo upelio link ir žiūrėsim, kaip ten bus su tais žnypliuotaisiais. Va, bičiuliai, kokiais bučiukais bandysim pagaut vėžlių. Oi, tai yra vėžių. Kiek statysi, Andriu? Tai visus kiek yra. O kiek yra? 6. O kiek galima? Invaziniam tiek nori. O tiem ne? Tiem ne. Jeigu jau statai tiek, tai jau negali nei vieno lietuviško imti, bet mes kai neplanuojam, tai... Jo. O tai čia koks mažiukas? Jo, bandysim, pažiūrėsim, į kuriuos geriau. Ir po to dar su kažkokiais atvažiuos dar. Hebrytė, aš turbūt šiandien nieko nedarysiu, tik būsiu stebėtojas ir klausinėt. Ai, va, apie masalus. Kas čia per daiktas? Strimelė? Gerai, įdomu man pačiam. Tai einam, žodžiu. Pažiūrėsim, ką jisai čia su tom strimelėm darys. O, ką Andrius daro? Tu, Andriuk, pasakok viską. Nieko, ką veriam žuvį. Masalas vėžiui. Man pačiam žiauriai įdomu iš tikrųjų. Taip susirašėm, kad net netitirpavo dar. Šaldyta. Šaldyta. Kas čia, skumbrė? Čia tikėt pakeliu, tai Baltijos šprotas. Jeigu tikėt pakeliu. Tai va, kiek tu jų esi? 5-6 užvėrisiu. Bet tai negeriau, kaip atitirpia kvapas? Tai vandenį greitai atitirps. Ai, jau. O kada, Andriau, geriausias momentas vėžiautų, vis tiek kaip patyręs vėžiautojas? Labai patyręs vėžiautojas. Vis tiek 15 metų nevežiavęs. Bet šiemet jau vėžiavau. Vėžiavau, patikrinau, ar yra. Šitų bučiukų iš tikrųjų kiekvienoj žvejybos pardėje yra.
Ir va dabar kaip viskas vyksta. Taip. Va. Masalas, ne? Jo. Ir taip, Taip, ir taip visus dabar. Tai gal tau padėt, kad? Gali. Ir tu, jeigu nori. Nelabai. Dar ką blogai padaryti. Va taip žuvytės kabo vidury. Kaip jie vadinasi? Tinkliukai? Bučiai. Bučius tai čia ne lietuviškas, man atrodo. Lemba gal nežinau. Ne, tai kad žinok, man atrodo, jeigu taisyklėse žiūrėt, tai kad ir galima samteliais ir bučiukais gaudyt vėžius. Gerai. Va, bičiuliai, tokio dydžio upeliukas ir Andrius eina kažkur turbūt prie šakų, prie gilesnės vietos. Tą šniurelį prie šakos pririša. Matau. Tiesiog apsuka. Čia dėl to, kad srovė nenuneštų? Prie šaknų pririšam ir paliekam. Ir einam statyti kitų. Analogiškose vietose, Andrius, statysi, kur truputėlį kaip kur statyti, tarkim. Nu va, tarkim, ką žinau, šakos, šaknis kažkokios ten, va daug, va visokių. Tu pastatai ir lauki. Su bučiukais gali tiesiog palikti, o po to, kai statysim santelius, ten jau dažniau turi tikrinti, nes jie gali išlipti iš jų. O čia? O čia bučiukas. Palikai ir jau jisai Jo, neišeis? viskas. Jau mes jį čia paliekam, einam statyti kitų. Va, tiesiog metė į duobukę bučiuką. Pasižiūri, kaip jisai nusileidžia. Ir viskas. O Andriau, turbūt daugelį upelių, ne Lietuvoje čia pas mus? Šiaip iš tikrųjų, tai manau, kad visuose praktiškai galima. Taip va atliekti ir... Tikrai taip. Klausimas, kokius rasit. Geriau, aišku, rasti žymėtosius, jie daug didesni. Bet rainuotojų tai iš vis, iš tikrųjų, praktiškai bet kokiam ežere net dabar. Yra. Yra, taip. Tai taip pat gali, jeigu gaudyti ežere, tai taip pat gali kaip ir... Jo, realiai ką, atvažiai, mes net būna su valtim, jeigu atvažiuojam pažvejot, pastatom kelis bučiukus, pažvejojam, parplaukiam, pasiemam, net kokių 10-20 vėžių būna. Ir vakarienė skani. Nu jo. Nu va, bičiuliai, sulaukėm ir kito klubiečio ir va, matau, Andrius čia kažką daro, nuimdinėja svorius. Vakar buvo uždėjęs svorius. Ir tie bučiukai stovėdavo pakelti, tai tie vežėjai ateidavo, įsikabindavo iš apačios ir mes realiai jų neištraukdavom. Jie nukrisdavo betraukiant, tai dabar bandysim be svorio pastatyti. Gal biški bus sunkiau pastatyti, bet tikėsimės geresnį rezultatą. Gal lengvesnio svorio reikia? Gal kokį mažesnį bandysim čia dar. Kaip ir su žvejyba, visur, žodžiu, Eksperimentai. eksperimentai ir niuansai visokiausi. Norint pagauti daug vėžių, reikia galvot. Tai va, dabar yra tokia va forma, galėsi, va, Andriau, nupjausi ir parodysi gerai. Va, kaip atrodo
Tai čia kaip skaitosi šitas? Čia samtelis. Samtelis. Ir praėję maždaug apie 2 valandas turbūt, ne, Andriau? Jo, kažkur maždaug. Kaip mes sumetėm tuos, Andrius, kaip sumetė tuos bučiukus. Ir eisim dabar va tikrinti, po to leis samtelius ir žiūrėsim, kur kas geriau. Šiaip upėje šitie samteliai labiau teisinasi, ne? Jo, šiaip srovėjai dažniausiai geriau samteliai, bet kai vakar buvo labai daug po samtelių, tai šiandien pabandėm bučius. Vat šiandien ir pamatysim, kas geriau. Jo, o Andrius sako, kad nepatyręs vėžių gaudytojas, kad iš kasdien varo. Nu va, chebrytė, vyksta tas pats procesas, kabina žuveliokus atsivežę. Arminas kaip tik atvežė pagaliukų iš namų, tam, kad pririšt samtelį, ne? Taip. Kad pririšt samtelį prie galiuko. Ir va. Ir gaunasi meškerė. Jo. O kibimas būna, ar ne? Matai, kai lipa. Arminai, labas. Labas. Žiauriai susikaupęs, žiauriai nori vėžiaut. Tai va irgi, visi juda, visi skuba. Pasiruošė viską ir einam, patikrinam bučiukus. Ir tada žiūrėsim, kaip seksis su šitais samteliais jiems juos semti. Tai va ir palyginsim turbūt chebrytę, kas geriau, ar bučiukas, ar samtukas. O tarkim, kaip vyručiai ežere su šitais? Ne, tai viskas tvarko šitos, tik tai reikia dažniau tikrinti, nes iš jų gali išlipti. Čia daugiau kaip žvejyba. Jau. Bučiukas, tai tu gali palikti, eit žvejot, tarkim, ir ateit susirinkti. O čia jau toks, kur jų daug yra, tai praktiškai gali tiesiog gaudyti. Nes tu matai, įkrito į vidų, išsitraukiai, išėmei, vėl pastatėjai. Nu, visur, žodžiu, saviniuojant. Nu va, nežinau ar matosi, bet bučiukė yra vėžių. Tuoj va, paprašysim, palaikys kamerą ir bandysim pjauti. Bet ar yra viduje? Yra. Bet yra ir išoriai dar. Labai nesidėrėta. Va. Opa. Tam tu pririšęs, Andriui, ne? Taip. Neatsinešiai čia. Ne. Duok. Laikyk. Aha. Bet nedaduk iš čia. Žiūrėkit. O tai jų tokios raudonos žnyplės. Kaip kurių. Pirmas bučiukas. Patikrinimas, nu tai čia kiek praėjo, nu kiek, Andriau, 2 valandos turbūt. 2 kokios, ne? Jo. Aš tai jų net neimsiu į rankas. Arminas pasiruošęs. Aš čia taip pripainėjau. Viedrą. Kolnuką. Prisimenu, kaip augindavau šviežiukus atvarime senais laikais. Kaip jie iš tikrųjų viską dorodavo. O kaip jūs išimėt rankom? Ne. Nu, davai. Bet tai kokios raudonos žnyplės, žiūrėkit. Žiūrėk. Čia taip vadinasi, ne? O yra tų lietuviškų, ar ne? Čia. Turbūt, kad ne. Kur šitų daug, tai turbūt su tais lietuviškais, ne? Tai... Jo, biški problematiškiau. Va dėl ko jie žymėti. Va dėl šito taško ant žnyplės. Vandens nereikia įpilti? Ne. Geras. O tai čia mažiukai skaitosi ar Čia dideli? mažiukai, ja. Tai gal paleidžiam? Tai kad negali. Oi. Tai va, suskaičiuojam iš pirmo bučiuko 3. Nu, blemba, chebrytė, kas mėgstat? Taip va,
gaudyti juos tai tikrai yra tema. Bet turbūt ir ežeruose, nu, analogiška situacija gali būti, ne? Jo, bet ežeruose dažniau tie rainuotieji, tai jie, vat, tarkim, nu, vat, tokio dydžio, tai jau rainuotasis būtų didelis. Ai, o nu, tai kaip va dabar- žymėtajam, tai čia mažiukas. Nu jo, kaip. Čia tokių kaip omaras, tai turbūt nelabai rasim, ne? Nu, bandysim. Vargu. 1, 2. Paskaičiuojam, kiek iš pirmo buvo gerai. Net įdomu, žiauriai. Aš iš tikrųjų sakiau Andriui, jeigu rasim per 4, 5, 6, 7. ir va kaip reikia tvarkingai vežlį. Ne vežlį, o vežį. Paimt, va įsikamba žnyplėm. Paleis. Parodyk to, Andriu, kaip jinai. Ne, tai viskas Va, iš dabar čia. jau jis turi. Paimk iš viedro. Ai, nu tai va, Iš pasiėmė. uodegos, ne? Ne, va, už kūno. Ir viskas, va, jisai bando pasiekti, bet nepasiekė. Va, pabandysiu. O. Iš galo, iš galo. Nu tai jisai tave mato. Nu tai ir tave mato. Va. Va. Nu padėk nori, aišku. Va. Ne, nu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir vėl į tą pačią vietą, ne? Vėl į tą pačią vietą neša. Rimtai iš tikrųjų. Va. Op! Ai! Ir aš jau paėmiau. Geras. Žnyplės kokios gražios. Lium. Antras Biški kuklesnis. bučiukas. Nu. 4 ne žuvukės, o 4 vėžukai. Nu jau Andriau tikiu, kad galima pagauti. Turbūt jau net nelauksim, kaip statys va tuos va tokius. Kaip ten jie? Samteliai. Samtelius. Patikėjau jau aš, kad galima pagauti. Upelį Paleistų tokį. jį. Va kokia išėmimo technika. Paleidi. Paleidi. Ne? Ir paėmė. Andrius žvėrėja. Ja. Šitą didelę. Čia geras, a ne? Nu jau žyplės didelės. Viskas gerai, Andriu? Jo. O kaip turi būti? Jis turi atsigult visą. Paim kamerą, parodykite ten iš arti. Lauk, tai va čia va gal. Kampe va. Iš kaip tau Gal labiau matysim. nukrito tavo pagalys. Dėk tu jį ant ten ir viskas. Virvės. Parodyk, kaip jisai turi nusės. Jeigu matysis. Va, nu va čia va. Neguli kraštas. Turi va šitas valankas būt kuo arčiau žemės. Apatinis. O viršutinis turi būt pakilęs. Nu va, nežinau. Čia aišku nelabai matosi turbūt. Vat jis visas guli ant smėlio. Ai, va, man atrodo matosi. Tai va. Ant samtelėje. Nu va, į samtelį po vieną, tik tai po vieną, po du. Šios dienos rekordas samteliu. 5 vienetai, bet samteliais didesni. Tai pabandom atpurtyt. Op. Taip, 1, 2, 3.
4 ir mažiausias 5. Taip, va, užmetam. Ir paliekam dar. Na va, gelbėjimas vyksta. Atsirišo vieną virvę. Susiradom ilgesnį pagalį. Ir bandysim. Eik tu savo. Tik pasvaldyti vyks. Opa. Opa. Nu ką, hebrytė. Ekspertai sako, kad reikia dėti Dilgėlių. ne jokio ne vandens pilt, kad jie būtų gyvybingi, tai reikia dėti dilgėlių. Ir mes iš 5 bučiukų pagavom kiek, Andriu? Ką žinau. 20. Neskaičiavau, tu skaičiavai. Aš šliaužiau, nardžiau. Aš neimsiu. Paimk jau kažkokį. Man taip užūso gal. Užūso aš gal paimsiu. Va. Nu, tai galima imti ir... Va. Paėmiau ir aš už krūmelio. Ir... Va, prie delno Andriaus. Nu, tai nežinau, kaip čia juos. Matbūt reikia. O kokie čia skaitosi vežėjai? Žymėtį. Va, juos galima atskirti pagal žymę ant letenos, va šitas va taškas. Nu, man tai jie visi vienodi iš tikrųjų. Tiek draugai turbūt net nelauks jau, kaip Arminas tikrins ten tuos savo samtelius. Nu, įtikino mane jie, kad tikrai yra Mažam upelį. mažam upelį vežių ir turbūt taip pat analogiškai galit gaudyti ir ežeruose tuose pačiuose, kaip stovyklaujat, kaip... Svarbu ieškoti. Sakai? Nu taip, važiuoju ieškai. Kiek mes kokius 4 upelius pravažiavom, 5 radom. O kas liečia masalą jų? Strimelė. Geriausia. O šiandien kas čia buvo? Strimelė. Nu, buvo dabar šprotas, bet tai čia gal turbūt panaši žuvis, tos pačios Jūrinė šeimos. žuvis turbūt geriausia, ne? Taigi tiek draugai iš nežvejybos ir su jumis buvo YouTube kanalas Modestas. Vežiauju. Ate.